lietaus, į šiaurę plinta lietus, viršum kelių, sodybų ir miškų, suspindi nupraustos, seniai lankytos vietos, žolė atkunta, nebelauk laiškų, nebeskaičiuok dienų, nelenki pirštų, dar kils lanksti vijoklio apvyje. Savo darbo niekad nepamiršta, sparnuota ir lengva minties gija. Tokiom dienom, kai neskausmingai lyja, sukyla ir jausmai, ir vandenai, kur miestas žydi, žydi trys lelijos, juodojoj senvagiai, dabar žinai, gal neilgai po saulę paklajojai, viršum kelių sodybų ir miškų, miglos ruduo milinę pasiklojęs, ant išrašytų lapų, ant laiškų, gal neilgai po saulę paklajojai, viršum kelių sodybų ir miškų, miglos ruduo milinę pasiklojęs, ant išrašytų lapų, ant laiškų. Saulę paklajojai, viršum kelių sodybų ir miškų, miglos ruduo milinę pasiklojęs, ant išrašytų lapų, ant laiškų, miglos ruduo milinę pasiklojęs, ant išrašytų lapų, ant laiškų. Lietaus, į šiaurę plinta lietus, viršum kelių, sodybų ir miškų, suspindi nupraustos, seniai lankytos vietos, žolė atkunta, nebelauk laiškų, nebeskaičiuok dienų, nelenki pirštų, dar kils lanksti vijoklio apvyje. Savo darbo niekad nepamiršta, sparnuota ir lengva minties gija. Tokiom dienom, kai neskausmingai lyja, sukyla ir jausmai, ir vandenai, kur miestas žydi, žydi trys lelijos, juodojoj senvagiai, dabar žinai, gal neilgai po saulę paklajojai, viršum kelių sodybų ir miškų, miglos ruduo milinę pasiklojęs, ant išrašytų lapų, ant laiškų, gal neilgai po saulę paklajojai, viršum kelių sodybų ir miškų, miglos ruduo milinę pasiklojęs, ant išrašytų lapų, ant laiškų. Saulę paklajojai,
šunkelių sodybų ir miškų. Miglos ruduo milinę pasiklojęs, ant išrašytų lapų, ant laiškų. Miglos ruduo milinę pasiklojęs, ant išrašytų lapų, ant laiškų. Labas vakaras, gerbėmieji alytiškiai, labas vakaras mūsų miesto svečiai. Aš tikiuosi, kad šiandien mes turėsime iš tikrųjų fantastišką vakarą. Štai ką tik mes pamatėme istoriją, kurią galima nupiešti taip, šviesos pagalba. Pradėjome mūsų vakarą Jurgio Kunčino tekstų, Nojaus muzika ir miesto vaizdais. Tokiais miesto vaizdais, kurie sugrįžta į Alytų metų apdovanojimai. Nuo 2003 iki 2010 metų Dzūkijos sostinėje buvo gražus metų akcentas. Alytaus bendruomenės fondo metų apdovanojimus, kurie buvo išdalyti 7 kartus, na o po to prasidėjo daugtaškis. Ir štai po beveik 7 metų jie vėl čia, tam, kad pagerbtume ir padėkotume geriausiams ir šauniausiams alytiškiams. O jų tikrai mūsų mieste begalė. Iš viso buvo pasiūlyta per 100 kandidatų į daugiau nei 20 nominacijų. Šiandienos laureatams bus įteiktos miesto mero padėkos ir specialiai tai progai pagaminti medaliai. Tad norėčiau į sceną pakviesti Alytaus miesto merą Vytautą Grigaravičių. Gerbiamas merė, jūs turite 30 sekundžių. Labas vakaras. Vakar Facebook'e gavau tokią žinutę
vieno jaunuolio. Na, jis rašo, kad labai gerai, kad miestas gražinamas, tvarkomas, ten infrastruktūra, bet kada pagaliau savivaldybė pradės kurti darbo vietas verslui. Tai aš noriu jam atsakyti, kad ne savivaldybė kuria darbo vietas, jas kuria verslo žmonės, kuriems aš jaučiu labai didelę pagarbą, nes tai, patikėkit, iš tiesų labai sudėtingas darbas. Tai rizika, tai įvairūs paskaičiavimai, tai ne visuomet sėkmė. Ir vaikščiojant po įvairias įmonės, matant dirbančių žmonės, ar tai būtų valytoja, ar santechnikas, ar šaltkalvis, ar suvirintojas, aš visiems jiems jaučiu pagarbą. Bet didžiausia pagarba tai būtent tam verslininkui, tam žmogui, kuris sukūrė tas darbo vietas. Aišku, savivaldybė privalo sudaryti tinkamas darbo sąlygas, kad žmonės galėtų saugiai nuvykti į tas vietas, kad aplinkui, kad stotelė būtų, kad būtų šaligatvis, perėja, dviračių takas, pėsčiųjų takas ir panašiai. Mes turime labai daug gerų, darbščių žmonių, kurie nesigirdami tyliai dirba ne tik savo darbą, bet ir padeda aplinkiniams, padeda kaimynui, padeda močiutei ar seneliui, pasodina medelius, ar miestui padovanoja, ar kažkokią tai iniciatyvą parodo, tiesiog idėją užkrečia kitus. Tai tuos žmonės reikia mums visiems žinoti, reikia jiems padėkoti, jie turi būti matomi, tai yra mūsų miesto varančioji jėga, mūsų garbė. Todėl ir gimė mintis atkurti šitą gražią tradiciją ir aš labai tikiu, kad ji vėl tęsis daugelį metų. Tai dėkoju visus atvykusius čia ir tiesiog linkiu gerų renginių. Na, o dabar pradėkime metų apdovanojimus. Pirmoji nominacija – inovatyvus verslas. Inovatyvus verslas. Akcinė bendrovė mašinų gamykla Astra. Uždaroji akcinė bendrovė Kirptė. Uždaroji akcinė bendrovė Stalių gaminiai. Nominacijos nugalėtoja tapo mašinų gamykla Astra. Verslas, aš manau, kad yra ekonomikos variklis ir verslas ir mokslas kartu varo ekonomiką į priekį. Mes manom, kad Alytuje esam ta dalis, kuri ne tik verslas, bet Astra šiek tiek ir mokslo visados. Ir manom, kad Alytaus ekonomikai daro didelį teigiamą įtaką. Mašinų gamyklos Astra atstovus mes kviečiame į sceną. O aš tik noriu informuoti, jog visus reportažus, kuriuos jūs matysite šios dienos metų apdovanojimo ceremonijos metu, paruošė jaunieji mūsų kolegos. Tai yra jaunieji žurnalistai nuo 4 klasės iki abiturientų. Tad į tai pažvelkime irgi su tam tikra perspektyva. Na, o dabar antroji nominacija – efektyvus verslas. Efektyvus verslas. Uždaroji akcinė bendrovė Stora Enso. Uždaroji akcinė bendrovė Lanksti linija. Uždaroji akcinė bendrovė Arpolis. Laureatu tapo Stora Enso. Mes esam didelės organizacijos dalis, tarptautinės kompanijos dalis ir pačioje kompanijoje yra labai daug iniciatyvų ir programų. Efektyvumo gerinimui, siekimui yra daug investicinių programų, kurias mes iš esmės privalom įsisavinti ir sugalvoti tos efektyviausius metodus, kaip pagerinti gamybą, kaip efektyvinti patį procesą, jį automatizuoti, jį skaitmenizuoti. Tas iš tikrųjų
veda link to, kad besidalindami gerosiamis praktikomis mes siekiam visi to geresnio efektyvumo gamybos procese. Be jokios abejonės, naujos darbo vietos yra labai svarbu mūsų miestui. Tad dabar nominacija labiausiai augantis verslas. Labiausiai augantis verslas. Uždaroji akcinė bendrovė Scandy House. Uždaroji akcinė bendrovė Dzūkų Ainiai. Uždaroji akcinė bendrovė Šventė jums. Nominacijos nugalėtojas Šventė jums. Manau, kad kiekvienas darbas, kiekvienas verslas tai yra iššūkis. Ir visi iššūkiai, jeigu tu myli savo darbą, jie yra nugalimi. Kiekviena konkurencija, tai tik tai aš labai už ją, nes jinai tuo pačiu skatina pasitemti, pasistiepti ir visiems kitiems likusiems. O dabar labai įdomi nominacija. Kas jūsų nuomonė daugiausiai sumoka mokesčių į Alytaus miesto biudžetą? Ir aš tikiuosi, jog po metų šioje nominacijoje bus dar daugiau kandidatų. Tad daugiausiai sumokantis į miesto biudžetą. Daugiausiai sumokantis į miesto biudžetą. Uždaroji akcinė bendrovė Alkesta. Akcinė bendrovė Snaigė. Akcinė bendrovė Mašinų gamykla Astra. Jeigu darai kažką ir esi įstikinęs, kad darai teisingai, reikia daryti iki galo, visai neatsižvelgiant į tai, ką galvoja kiti. Jeigu kažkas kritikuoja arba komentuoja, bet esi įstikinęs, kad esi teisus, daryk iki galo. 8 klasėje Baidarėm plaukiau, pro Alytų, nes Alytui buvom apsistoję 2 naktis, tai labai patiko ir nutariau, kad būtinai šį sugrįšiu, taip sugrįžau. Visi to baigęs, selį sugrįžau. Todėl gavosi toks svajonių miestas ir tikrai tos svajonės įsipildė. Šių įmonių atstovus aš noriu pakviesti dabar į sceną. Tai bendrovė Alkesta, bendrovė Snaigė, bendrovė Astra. Dėkojame gerbiamam merui, duosime jums galimybę pailsėti ir aš tikiuosi, jog šioje nominacijoje iš tikrųjų po metų mes galėsime pasakyti, jog šis sąrašas dar pasipildė. Na, o dabar mūsų metų apdovanojimo programoje, ką reiškia būti ypatingu. Aš nekenčiu savęs. Kodėl negaliu būti tokia kaip kitos? Tobulai graži, žavinga, nepriekaištingų kūno linijų, linksma, laiminga. Like a feather in the beautiful
to know this when I'm not around. Special. I wish I was special. When I'm on grief, yes, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here, long here. Gal netobulumas ir buvimas kitokiu iš tikrųjų ir yra mūsų visų laimė bei tobuliausias grožis. Nuo šiandien aš bandysiu būti kitokia. Šiandien renkuosi save. Štai tokių kitokių, kūrybingų mūsų mieste iš tikrųjų yra begalė. Todėl į sceną aš noriu pakviesti vicemerę Valią Gibienę. O tai reiškia, jog mūsų apdovanojimų ceremonijoje mes kalbėsime apie kultūrą, sportą ir, žinoma, švietimą. Netrukus dar keletas nominacijų bus pristatomos jums. Gerbiamoji vicemerė, prašau šiek tiek į šalį. 5. mūsų metų apdovanojimų nominacija už nuopelnus kultūrai. Už nuopelnus kultūrai. Asociacija Olita Orany už kultūringus žygius apie ir aplink Alytų. Alytaus senamiesčio bendruomenė už renginius ir koncertus. Bonsai studija už sakurų alėją ir bonsų parodą. Laureatu tapo Bonsai studija. Kaip manote, Kęstuti, ar alytiškiai yra žingeidų žmonės? Manau, žingeidus tiek, kiek yra renginiai nemokami. Bet jeigu renginį reikia susimokėti, tada žmonių nėra labai daug. Ir dar viena puikia nominacija už nuopelnus švietimui. Kasgi yra kandidatai? Už nuopelnus švietimui Aušra Saulevičiūtė už tarptautinį festivalį Kalbame šokiu bei kartu su kolektyvais pelnytus Lietuvos ir pasaulio apdovanojimus. Reda Vokietaitienė už nuolatinę etninės kultūros metodinę sklaidą, pedagoginę veiklą bei pasiekimus, renginius Alytaus miesto ir rajono bendruomenėms. Rima Mojisėjankienė už šalies papročių ir folkloro tradicijų puoselėjimą ir sklaidą. Laureata tapo Rima Mojisėjankienė. Alytus mano gimtas miestas. Aš čia gimiau, čia užaugau, čia baigiau pirmąją vidurinę, čia baigiau muzikos mokyklą, grojau dainų šokių ansamblyje Dainava. Ir aišku, baigusi mokslus Klaipėdoje, sugrįžau su džiaugsmu į savo gimtąjį miestą tęsti savo pradėtus darbus.
Kaip jau minėjau, daugiau kaip 100 kandidatų buvo pateikta į 20 nominacijų. Balsavo patys miestelėnai. Jie rinko kai kurias nominacijas, išskyrus tas, kur galima kažką paskaičiuoti. Tai yra biudžetas, finansai, kur mokesčių inspekcija pateikė visas ataskaitas. Visur kitur tai yra mūsų miestelėnų balsas. Už nuopelnus sportui. Už nuopelnus sportui Jonas Jonuška už kartu su komandos žaidėjais bei personalu iškovota Lietuvos rankinių lygos auksą. Kastytis Pavilonis už nuopelnus rengiant sportininkus olimpiadoms, tarptautinio reitingo sportinio ėjimo varžybų organizavimą. Romas Jurgelevičius už didžiųjų sporto renginių rėmimą ir teikiamą finansinę paramą jauniesiems sportininkams. Nominacijos laureatas Jonas Jonuška. Metų, mano siekiamas dalykas šitiek metų eit, bet vis tik tai pasiekiau savo gyvenime viską, ką turėjau, čempionais tapom. Dabar ramia sąžinė galiu jau išeiti į pensiją. Gerbiamam Jonui belieka palinkėti sveikatos, o šį apdovanojimą priima Varsos Stronglaso komandos vyriausias treneris Egidijus Petkevičius. O aš noriu paprašyti visų paploti ir tokiu būdu perduoti mūsų linkėjimą Jonui Jonuškai. Be jokios abejonės, yra labai gražu, kai prie miesto puošimo prisideda kiekvienas iš mūsų, kiekvienas kuo gali. Todėl šiandien mūsų 8-oji metų apdovanojimo nominacija – šventiškos aplinkos kūrimas. Šventinės aplinkos kūrimas. Gražiausiai šventinių laikotarpių papuošti daugiabučiai namai. Namo bendrija Naujoji gatvė 13, namo bendrija Jonino gatvė 31, namo bendrija Miklusėnų gatvė 33. Šių bendrijų atstovus mes norime pakviesti dabar į sceną atsiimti šios nominacijos apdovanojimus. Naujoji gatvė 13, daugiabučių namų savininkų bendrija. Na štai, šaunuolės mūsų alytiškės, kurios prisidėjo prie Alytaus miesto šventiškos aplinkos kūrimo. Jonino gatvė 31, daugiabučių namų savininkų bendrija Dobilas. Atstovus taip pat mes kviečiame į sceną. Bendrijos, mato, didelės. Dabar reikia nuspręsti, kas gi eis atsiimti apdovanojimą. Ir Miklusėnų gatvės 33 daugiabučių namų savininkų bendrija. Mes taip pat norime atstovus pakviesti į sceną atsiimti šios nominacijos apdovanojimą. Dėkojame mūsų aktyvioms bendrijoms ir aš tikiuosi, kad kitais metais prie jų prisijungs dar viena mūsų miesto bendrija. Na, o dabar pažvelkime privačių namų kategorijoje, kas gražiausiai puošiasi ir puošia mūsų miestą.
Šventinės aplinkos kūrimas. Gražiausiai šventinių laikotarpių papuošti privatūs namai. Vaidas ir Inesa Rauličkiai, Marijona Letkauskienė, Janina ir Pranas Rauličkiai. Šios nominacijos nugalėtojai privačių namų kategorijoje. Juos mes norime taip pat pakviesti į sceną. Inesa ir Vaidas Rauličkiai. Šioje nominacijoje taip pat norime padėkoti Marijonai Letkauskienei ir pakviesti ją į sceną. Na, aš tikiuosi mūsų šios dienos publika audringais plojimais padėkos. Taip pat šiandien dėkojame Janinai ir Pranui Rauličkiams ir juos taip pat kviečiame į sceną. Dėkojame tiems, kurie iš tikrųjų negalėdami savo kūrybiškumo ir jėgų puošia mūsų miestą. Ir dar viena kategorija – įstaigos ir organizacijos. Kasgi čia labiausiai prisidėjo puošdami Alytų? Šventinės aplinkos kūrimas. Gražiausiai šventinių laikotarpių papuoštos įstaigos ir įmonės. Alytaus regiono keliai, jaunimo centras, VŠI biuras Paktum. Šių įmonių ir organizacijų atstovus mes taip pat kviečiame į sceną. Alytaus regiono keliai. Šios nominacijos nugalėtojai Alytaus jaunimo centras. Taip pat kviečiame biurą Paktum už kūrybiškumą ir iniciatyvą, kuriant šventinę nuotaiką Alytaus mieste. Dėkojame. Aš tikiuosi, kad šis geras pavyzdys iš tikrųjų kitais metais užkrės dar daugiau mūsų daugiabučių namų bendrijų, privačių namų, įstaigų, įmonių, nes kartais tai atrodo, žinokit, skaudoka. Turime tiek bankų. Gal galite pasakyti, koks bankas buvo pasipuošęs gražiausiai šiais metais? Aš dėja nepastebėjau nei vieno. Bet pastebėjau mūsų alytiškių norą puošti Rotušės aikštę kalėdinėmis eglutėmis. Radio stotis FM 99 jau antrus metus kviečia prisijungti prie kalėdinių eglučių iniciatyvos. Šiais metais jų buvo daugiau. Tai ir Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos 4 klasė su mokytoja Jurgita, Alytaus jaunimo centras, ATV Griausmas, Panemunės Seniūnaitija, Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Alytaus neformaliojo švietimo centras, Alytaus kolegijos studentų atstovybė, Loretos galerija, Klimavičinė ir Cibulskaitė, Alytaus dailiųjų amatų mokykla, Dzūkijos vandenys, Alytaus kultūros ir komunikacijos centras. Na, gražiausia eglutę rinko alytiškiai ir miesto svečiai, balsuodami pačiais įvairiausiais būdais, jų buvo tūkstančiai balsuojančių. Ir kasgi tapo nugalėtoja? Nugalėtoja tapo Lopšelio darželio pasaka eglutė.
Tad kviečiame šio lopšelio darželio atstovus, o radio stoties FM99 dovaną įteiks mūsų kolegė Eglutė Malinauskienė. Dovana labai paprasta, tai bus žaisminga fotosesija visam lopšeliui darželiui su tikrų animacinių personažų. Aš dėkoju dabar vicemeriai, šiek tiek galime atsipūsti, o mes tęsime mūsų šventinį apdovanojimų vakarą. Kalbėjau apie tai, jog iš tikrųjų mūsų mieste begalė jaunų, kūrybingų žmonių. Scenoje Žilvinas Grigonis, mes girdėsime Tarantelą, jo mokytoja Rita Frenzelienė, akomponuoja Lina Abromavičienė. Bravo! Šaunuolės, jūs buvote pačios gražiausios. O mes tęsime mūsų metų apdovanojimų ceremoniją ir į sceną aš norėčiau pakviesti Alytaus miesto vicemerą Tautvydą Tamulevičių. Dabar mes kalbėsime apie verslą ir socialiai atsakingas įmonės. Nominacijų iš tikrųjų netrūksta. Vicemerą aš tikiuosi netrukus pamatysiu scenoje, jeigu jis yra. Tikiuosi, kad taip. O netrukus mūsų nominacijas mes tęsime toliau ir tai bus, sekundėlę, kasgi metų darbdavys.
Metų darbdavys. Uždaroji akcinė bendrovė Dzūkų Ainiai. Akcinė bendrovė mašinų gamykla Astra. Uždaroji akcinė bendrovė Randers Rep International. Nominacijos laureatų tapo Dzūkų Ainiai. Dar labai reikšminga nominacija, tai yra socialiai atsakinga įmonė. Pažvelkime į pretendentus. Socialiai atsakinga įmonė. Uždaroji akcinė bendrovė Lankava. Per 2016 metus parėmė 44 paramos gavėjus. Organizuoja socialinę paramos akciją Gerumo žvaigždė. Sodininkų daržininkų mugę Dzūkų Kermošius. Uždaroji akcinė bendrovė Pretendentas. Remia labdaringą, švietėjišką ir sportinę ar kultūrinę veiklą užsiimančias organizacijas. Uždaroji akcinė bendrovė Haltex. 2016 metų bendruomeniškiausia įmonė ir dosniausia miesto šventės rėmėja. Nominacijos laureatas bendrovė Lankava. Stengiamės būti teisingi, sąžiningi su savo darbuotojais. Galiu paminėti tokį faktą, kad daugiau negu 50% darbuotojai yra virš 10 metų dirba jau įmonė. Ir susitvarkę čia viduj stengiamės prisidėti prie bendruomeninių dalykų. Socialiai atsakingiausia įmonė bendrovė Lankava. Ir dar viena labai reikšminga nominacija, kuo toliau, tuo ji bus reikšmingesnė. Geidžiamiausias darbdavys Alytuje. Geidžiamiausias darbdavys. Uždaroji akcinė bendrovė Lankava. Akcinė bendrovė mašinų gamykla Astra. Uždaroji akcinė bendrovė Teka Furniture. Nominacijos nugalėtojas bendrovė Lankava. Pirmiausia, Lietuvoje esam todėl, kad visi akcininkai yra kilę iš Alytaus ir jie čia gyveno, jie čia pradėjo kurti po truputį verslą. Ir įmonė įkurta nuo 94 metų, yra daugiau negu 20 metų. Stengiamės būti patriotiški Alytui, alytiškiam ir stengiamės, kad mūsų pagrindinis verslas išliktų čia Alytuje. Dvi nominacijos per vieną apdovanojimų ceremoniją. Na, o kasgi tapo dosniausias mūsų miestui? 12 mūsų apdovanojimų nominacija. Dosniausias miestui. Marisos grupės įmonės. Už nuolatinę paramą miestui ir čia vykstantiems renginiams. Sakurų alėja. Meilė Alytaus menui ir sportui. Uždaroji akcinė bendrovė Haltex. Už nuolatinę dosnę paramą miesto šventei. Uždaroji akcinė bendrovė Jakobsen Home. Už spalvingą kalėdinę dovaną Alytaus miesto vaikams. 100 pufų darželiams. Laureatas Marisos grupės įmonės. Sėkmingam verslininkui reikia būti verslininku, tai yra turėti tą verslininkišką pradą, pamatyti nišą, tai yra suprasti aplinką ir užsimanyti ir siekti. Ir sėkmė ateina.
Dėkojame mūsų laureatams, dėkojame vicemerui. Jūs galite dabar stebėti mūsų nominaciją, kuri išties tęsiasi. Ir tai nebuvo paskutiniai apdovanojimai šį vakarą. Tačiau dabar skamba muzika. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un po' respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate, o la vola sai mi prende e mi accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed importante questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo avrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed importante questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo sai. Solo di sincerità, di amore, di fiducia, poi sarà quel che sarà. Tra le mie braccia dormirai serenamente, ed importante questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai, che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Žavinga Dona, ir po šio pasirodymo aš turėčiau atsistoti ant galvos. Bet ko gero aš tai nesugebėsiu padaryti, o į sceną aš geriau pakviesiu Algirdą ir Remigijų Gataveckus, kurie tai daro kur kas geriau negu aš. Viena pavardė ir du kūrėjai. Talentingi žmonės, kurie įrodė, jog visos svajonės pildosi. Labas, malonu matyti. Labas. Na, už tai čia svajonės simbolis, kurį tikiuosi jūs įteiksite nominantams. O jums teko šiandien garbė iš tikrųjų įteikti 13 nominaciją. Pažvelkime, jaunimo
iniciatyva. Kandidatai. Jaunimo iniciatyva. Brigita Reklaitytė. Už aktyvų savanoriavimą jaunimo ir visuomeninėse organizacijose, visuomeninių renginių inicijavimą ir įgyvendinimą. Tomas Nikulinas. Už aktyvų savanoriavimą, visuomeninę veiklą, puikias iniciatyvas, Alytaus miesto vardo garsinimą, pilietiško jaunimo ugdymą. Justė Puvačiauskaitė. Už aktyvę visuomeninę veiklą. Ir laureatė tapo Brigita Reklaitytė. Kaip suspėjai padaryti viską, ką darai? Na, iš tiesų, ne veltui yra sakoma, kad žmonės tokie, kokie yra, tampa, o negimsta. Tai aš manau, kad visas aktyvus savanoriavimas, visa visuomeninė veikla ir padarė mane tokiu lanksčiu žmogumi. Žinoma, turiu laikrodį ir stengiuosi visur suspėti. Visi mes norime, jog apie mūsų miestą žinotų ne tik Lietuvoje, Europoje, bet ir pasaulyje. Tad dabar nominacija už Alytaus miesto vardo garsinimą šalyje ir užsienyje. Už Alytaus miesto vardo garsinimą šalyje ir užsienyje. Šokių studija Aušrinė. Už Alytaus miesto vardo garsinimą Europos ir pasaulio šiuolaikinio šokio čempionatuose. Nijolė Bujanauskienė. Už visapusišką pagalbą ir kokybiškų paslaugų neįgaliesiems teikimą. Kristina Dudonytė. Už jaunų žmonių su negale atstovavimą ir Alytaus miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir Europoje. Ir nugalėtoja tapo šokių studija Aušrinė. Dalyvaujate konkursuose užsienyje. Kaip užsienio profesionalai, galbūt ir žiūrovai reaguoja jūsų pasirodymus? Jau draugai, esami kolegos iš kitų šalių, jie visada užduoda klausimą. Kaip jums pavyksta būti tokiais, sako, techninio elemento ar visų kitų vartymuose, akrobatinių triukų galima išmokti, bet išmokti būti tokie kaip jūs mes nesuprantam. Kaip? Gerbėmėjai, gal jūs kartu galėsite sušokti kažką? Sveikiname Aušrinę, iš tikrųjų. Fantastiškas pasiekimas. Jo žino iš tikrųjų visa Europa ir ne tik. O mes tęsime mūsų nominacijas ir už aktyvę visuomeninę veiklą. Kasgi tapo laureatais? Už aktyvę visuomeninę veiklą. Linas Jakštonis. Už atgimusi miesto sodą ir senamiesčio bendruomenės renginių organizavimą. Stepas Žėkas, Karolis Brenkevičius, Domas Dominikas Barauskas, Mindaugas Nikolskis. Už savarankiškai sukurtą pramogų erdvę jaunimui, čiuožyklą ant Gulbynės. Oganesas Arakelian. Už gebėjimą ir užsispyrimą telkti neformalų Alytaus jaunimą ir kurti bendruomenę. Ir nugalėtojai šioje nominacijoje tapo Stepas, Karolis, Domas ir Mindaugas. Kviečiame juos į sceną. Kurie savo poelgiu puikiai įrodė, jog svarbiausia noras ir noras dalintis. Tai yra iniciatyva, kuri puikiai patiko daugeliui mūsų jaunų žmonių ir aš tikiuosi, jog jauni žmonės iš tikrųjų jie neturi apribojimų, jie turi begalę fantazijos ir noro telkti bendruomenę. Vaikinai, dar nepabėkite. Padėkos jums ir žinoma Alytaus miesto simbolis baltoji rožė. Aš tikiuosi, tai ne paskutinė jūsų iniciatyva.
ne paskutinė. Tai yra svarbiausia. Na, o dabar, gerbėmėjai, leiskite pristatyti dar vieną nominaciją už labdaringą veiklą. Už labdaringą veiklą Vladislavas Gunevičius, už nuolat remiamas įvairias organizacijas ir jų veiklas. Vaclovas Karalevičius, už pagalbą transporto paslaugomis sportininkams, neįgaliesiems ir gausių šeimų centrui Skruzdinėlis. Rimas Malaškevičius, už nuolat tiesiogiai remiamas šeimas, už padovanotus medžius Pirmo Alytaus aikštei. Šarūnas Klėgeris, už įvairių renginių ir leidinių rėmimą. Ir šios nominacijos nugalėtojas Vladislavas Gunevičius. Kai remi žmonės, tai grįžtamasis ryšys tiesiog antram plane visą laiką lieka. Pirmame plane tai yra žmonės arba projektai, kuriems iš principo nori padėti. Tai kad grįžtamasis ryšys, kai išgirdi, kad tie žmonės arba tos organizacijos arba ta veikla, kurią paremė, įvyko sėkmingai, va čia yra didysis ryšys. Šios nominacijos apdovanojimą į sceną aš noriu pakviesti Vladislavo tėvus Mariją ir Piotrą Gunevičius. Vladislavas yra išvykęs, perduoda nuoširdžiausius linkėjimus, o štai Mariją ir Piotrą Gunevičius aš kviečiu į sceną. Ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų ir Vladislavo, ir kitų žmonių, kurie tyliai, ramiai metai iš metų daro gerus savo darbus, pavyzdys iš tikrųjų užkrečiamas. Ne vienkartinė akcija, ne dar kažką, o iš tikrųjų tikra labdara, kuri nereikalauja kartais ir viešumo, ir viso to nereikia, bet lieka gerumas ir geri darbai. Ačiū Jums labai. Perduokite linkėjimus Vladislavui. Aš noriu padėkoti Algirdui ir Remigijui, kurie lygiai taip pat vykdo labdaringą veiklą ir tikiuosi jūsų iniciatyvos taip pat suras vietą ir mūsų mieste. Ačiū Jums. Na, o dabar visame pasaulyje žinomas autorius Astor Piazzolla Adios Nonina atlieka Mereida Jaruševičiūtė ir
Ne, tai ne mūsų šventės pabaiga. Be jokios abejonės, nominacijų ir metų apdovanojimų vakaras tęsiasi toliau. Mūsų laukia dar daug įspūdingų akimirkų. Dabar į sceną aš vėl norėčiau pakviesti Alytaus miesto merą Vytautą Grigaravičių. Mūsų laukia dar 4 labai svarbios ir įdomios nominacijos. Kas tapo metų mokytojų? Kasgi daugiausia padarė mūsų vaikų geroviai? Kas tapo metų didvyrių? Tokių mes irgi turime. Neabejoju, jog netrukus mes ir sužinosime. Na, o pradėkime, merę, nuo metų mokytojo. Kandidatai. Metų mokytojas Janė Liutkienė už 2016 metų inovatyviausios mokytojos apdovanojimą. Žydrūnas Tautvydas už 2016 metų inovatyviausio mokytojo apdovanojimą. Antanas Kalinauskas už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Donatas Vasiliauskas už įkurtą socialinio verslumo mokyklą ir jaunimo verslumo skatinimą. Alytaus metų mokytojas Donatas Vasiliauskas. Aš manau, kad svajonių mokytojas tai tokia sąvoka, kurią sunku labai apibrėžti vienu sakiniu ar keliais sakiniais. Mokytojas arba turi tą talentą sudominti vaikus, būti jų draugu, bet kartu ir gerų mokytojų, išlaikyti subordinaciją, reikiamą atstumą, bet kartu būti ir labai artimas. Taigi, kaip ir minėjau, apibrėžti tiksliai labai sunku. Aš manau, kad mokytojas yra tokia profesija, kuri reikia turėti pašaukimą. Už nuopelnus mūsų vaikų geroviai. Kandidatai. Už nuopelnus vaiko geroviai. Rimantė Adomaitinė už darbą vaiko gerovės srityje, vaikų vasaros stovyklų ir renginių organizavimą, paslaugų vaikams ir šeimoms Alytaus mieste teikimą. Ramunė Noruišienė už inovatyvias idėjas, kurias perima ir kitos savivaldybės. Nuolaidų kortelę Alytus viena šeima. Rasa Dičpetrienė už Alytuje įkurtą vaikų dienos centrą Gali. Ir nominacijos nugalėtoja Rimantė Adomaitinė. Iš kur yra motyvacija darbui dėl vaikų, dėl šeimos Alytuje, dėl to, kad aš gyvenu Alytuje, dirbu Alytuje, esu sukūrusi šeimą, auginu vaikus ir stengiuosi, kad visoms šeimoms Alytuje būtų gerai, kad to, ko trūksta, stengiuosi pati suorganizuoti ir pakviesti, pasidalinti su kitais. Ko gero visi mes svajojame būti didvyrais, bent jau jaunystėje arba vaikystėje. Ne kiekvienam galbūt lemta gyvenime juo tapti, bet Alytus turi savo didvyrius. Mūsų nominacija. Metų didvyris. Gelbėtojas Elvinas Mockevičius, išgelbėjęs 2 Dailidės ežerėlyje skendusių vaikų gyvybės. Sudėtinga šiaip buvo viskas, bet šiaip jausmas labai geras, kad viskas gerai pasisekė ir viskas labai gerai baigėsi. Ar laikote save didvyriu? Šiek tiek gal, bet šiaip tai mano pareiga buvo tai padaryti. Gelbėtojas Elvinas Mockevičius.
Ir dar viena labai svarbi nominacija, nors jos visos yra svarbios. Jeigu peržvelgti visas nominacijas kiekvienoje sferoje, kiekvienoje veikloje, mes galime surasti iš tikrųjų tikrus mūsų miesto patriotus. Už nuopelnus sveikatai. Už nuopelnus sveikatos apsaugai Jūratė Burinskienė, Birutė Maciulevičienė, Sigutė Trubnikovienė, Živilė Deimantavičienė. Už išgelbėtą gimdyvės ir naujagimio gyvybę. Iš tikrųjų, stresinės situacijos mūsų darbe, mūsų specialybėje ypatingai, tai yra kasdienybė, galima sakyti, kiekvieną dieną mes su jomis susidurėme. Taip kad jeigu nesugebėtume susidoroti su stresinėm situacijom, negalėtume dirbti to darbo. Gal džiaugiuosi, kad kažkokį gydytojų darbą ir gerą pastebėjau, kažkokį gerą rezultatą. Asmeniškai aš visiškai nevertinu to apdovanojimo, nes savo darbę mano kiekvieną dieną turėtų būti arba pasmerkimai, arba apdovanojimai. Kiekvieną dieną yra darbas. O pats didžiausias teisėjas esi pats. Norime pakviesti Jūratę Burinskienę, Birutę Maciulevičienę, Sigutę Trubnikovienę ir Živilę Deimantavičienę. Tokia profesijos dalia. Deja, daktarės privalo dirbti. Ir šiandien iš mūsų ketveriukės 2 gydytojas, o 2 dirba. Taip, dirba. Ir galbūt šią naktį, o galbūt šį vakarą gims dar vienas alytiškis. Aš tikiuosi, kad mūsų mylimos daktarės iš tikrųjų perduos nuoširdžiausias mūsų padėkos žodžius, mūsų apdovanojimų medalius ir baltą rožę, miesto simboliai. Ir dar viena nominacija. Nominacija už svarų indėlį kultūroje ir Alytaus miesto vardo garsinimą. Metų apdovanojimas suteikiamas Sauliui Lampickui, kuris konkursinės liaudės dailės parodos aukso vainikas laureatu tapo antrą kartą ir antrą kartą užsidėjo aukso vainiką. Ačiū Sauliui, dėkojame merui. Aš puikiai jaučiu, kad mūsų nominantai, mūsų laureatai šiandien taip nori įsitarti vieną ar kitą padėkos žodį, bet toks jau mūsų šio vakaro scenarijus, tokia jau eiga. Aš nebejau, kad tie geri žodžiai šiandien turi skambėti jums. Bet mano nuomonė, geriausia žodį savo miestui, savo miesto žmonėms gali pasakyti muzika ir šokis. Ir aš nebejoju, kad salėje mes nerasime nei vieno, kuris liks abejingas šiam jausmui.